Susipažinkite, tai ugningasis karalienės Viktorijos kompanionas – Pomeranijos špicas arba tiesiog Pomeranijos šuo. Šios veislės atstovai priklauso vadinamųjų žaisliukų grupiai. Jų ūgis siekia vos 15–18 cm, svoris vos nuo 1,5 iki 3 kg. Jie gyvena iki 16 metų. Pomeranijos šunys yra galingųjų Arkties kinkinių špicų atstovai. Šios veislės pavadinimas kilęs iš mūsų kaiminystėje esančio Pomeranijos regiono, lietuviškai Pamarys. Tai šiaurės rytų Europos regionas, dabar tai dalis Lenkijos ir Vokietijos prie Baltijos jūros. Prieš keletą šimtų metų šie šunys išveisti iš kur kas didesnių, stambesnių protėvių. Pomeranai žinomi kaip mažiausi špicų atstovai. Dėl savo elegantiškos išvaizdos ir karališkos apykaklės pomeranai labai tinka karaliams. Ir tai yra tiesa. Pomeranijos špicų populiarumas išaugo per karalienę Viktoriją, kuri stipriai įsimylėjo pomeranus lankydamasi Florencijos mieste Italijoje. Karalienė Viktorija tapo rimta veisėja ir parodų vedle. Būtent karalienė sumažino šią veislę, kad patektų į vadinamąją žaisliukų grupę. Kadangi pomeranai kilę iš darbinio šuns, todėl nenuostabu, kad jie gali būti sargus, pulti praeivius ir kitus žmonės. Jie labai saugo savo teritoriją. Jie ekstremaliai lojalūs ir gali būti nuostabūs sarginiai šunys. Jiems reikalingas nemažas fizinis krūvis. Pomeranijos špico itin tankus dvigubas kailis. Tai išskirtinė šio šuns savybė. Prižiūrėtas kailis pomeranams suteikia ypatingą grožį. Tačiau kaip tai padaryti? Paklausykime mūsų ekspertės Kamilės. Pomeranijos špicas dabar yra labai populiarus, tikrai labai gražus šuo, labai kompaktiškas, todėl žmonės labai mėgsta juos nešioti, pasiimti kartu, bet reikia nepamiršti, kad kiek jisai gražus, tai tiek reikalauja ir priežiūros. Šukavimas tai tikrai turėtų būti porą kartų į savaitę, reguliari priežiūra pas kirpėją, profesionalai tai turėtų būti kas 4–6 savaitės kirpykloje ir mes šukuojame jį nepaprastai, neperbrauktami tik viršų, tą viršutinį plauką, bet mes turim šukuoti sluoksniais nuo povilnės ir tikrai save pasitikrinti netgi ir su šukomis. Ir žinoma, visą darbą, kai šukuojame, mes turim kailį purkšti, nešukuoti jo sauso. Ir Pomeranijos špicai taip pat keičia kailį sezoniškai 2 kartus į metus, bet būna ir dažniau, kad, kaip sakiau, juos tikrai reikia prižiūrėti reguliariai. Reikia neapsigauti, kad čia yra mažas naminis šuniukas ir jam jau ten paprastas pašaras tiks. Tai yra aktyvus šuo. Ir aktyvus ne dėl to, kad jisai išvien laksto ar ką, jisai daug kloja, daug klekuoja, jisai visur dalyvauja, jisai labai besidominti šuo ir maža veislė, jinai labai daug sunaudoja energijos. Tai pašaras turėtų atitikti jo energijos poreikius, rekomenduojama dėl plauko, dėl odos, dėl virškinimo begrūdis pašaras ir taip pat jisai turėtų būti normuojamas, nes jeigu tik Pomeranijos špicas priauga per daug svorio ir linksta į nutukimą, tai labai atsiliepia jo kojų girnelėm. Kelio girneles ir Pomeranijos kojas reikėtų saugoti, neduoti jam šokinėti, neduoti labai jau lakstyti pirmyn atgal laiptais, o norint pastiprinti, jeigu ir neturime kažkokių problemų, tai yra silicio rūgštis, natūrali, kuri labai stiprina raiščius, kraujagyslės, skystį aplink sąnarį, tai tikrai būtų gydytojo rekomendacija.